Nu, labas rytas visiems. Šiandien esu tokia vietoj Temple Moor, vadinasi, ežeras. Ir šiandien gaunasi, bandysim pagauti lyną. Šiandien esu su draugu Matu, kai iš perito video, kaip matėt, kur lydeką pagavo. Nu, ir tiesiog atvažiavome iš ryto pabandyti šitą ežeriuką. Čia reikalinga licenzija. Gaunasi. Štai va tokia vat licenzija, vat už 20 eurų, Filmatas Vazupavičius. Gaunasi, jinai metams galioja, ežere nelimituota ir galima žvejoti upėje, Šiujero upių, vadinasi, ten galima net 4 upėtakius taip pagauti, kažkoks nedidelis ruožas yra. Nu, nežinau, gal šiemet ir pabandysim ten pažvejoti. O dabar, šiandien mūsų taikinys yra lynas. Tai va čia šiandien dviesi esam, bandom, žviosim, kažką tai pagausim, matysim, kaip čia bus. Tai va, einam, bandom, žiūrim. Nu tai va, ežeras rodo taip. Primentis labiau prūdą, ten šaltinis išteka upeliukas kažkoks. O, matyt parkas. Čia ten gaunasi fontanos. Nu, mažo žuvytė šokinėja, kojytė kiek mažiau šoko. Čia gaunasi mūsų žvybinės vietos, o Matas gaudo. Čia kameros tripodas vadinamas, setukas, jeigu lynas koks netyčia paimtų. Plūdinė meškerė, čia dėžutė, jeigu reikės, kėdutė. Jaukas kaip atrodo, kava, kukurūzai. Barbekių gal po to iškepsim. Čia irgi va baterijos, kurias įmečiau vandenį per klaidą, vis dar kitos žūna. Termostas. Va, draugas Matas žvejoja. Irgi mūsų servų turi, viską. Va, lyno pašaro davė. Susimaišėm. Kol kas jam neįtin. Bet, vat, einam toliau, parodysim daugiau vietų. Vis kiek matau, čia atėjom tik kol kas vienoje vietoj, bandom. Čia nais truputį irgi atrodo neblogai, kiek matau, va, tokio žolės. Nu, pagal viską lynas, linai va čia tarp tų žolių turėtų būti. Va. Ten liktais lelijų matos. Dažniausiai renkosi lelijas, bet tai liktais nematyti. Ir va čia irgi šitas ežeras įsiplečia, jis nėra toks didelis, apeit galima, parkelis ir matosi daug kur šokinėja. Kažkokio rausimo nematau, kad būtų liktais tenais, vat matau rausį. Nu, bet nieko, pasidėsim, pažviosim, matysim, kaip čia seksis mums. Jo, ir neėda mane. Va jau nuėdė žuvys, liko čia skūra. Musės lervų. Ten jau kažkas didesnį šoką. Jeigu matai, reikia gyvų dzikų iš manęs gali pasimti. Pasau kažkaip ten daugiau kasų daryti. Nepūdės nesuvytas. O, raudelė. Po meškeris kaip skandina būtent. Tai va, gaunasi, masalų naudoju 3 musės lervas ir kukurūzą bandau. O čia va žuvį jaukinau. Nu tai va, gaunasi jaukinau tokiom bombikiam. Tai dar vieną užmesiu. Tai va visas bandysiu mesti vieną tašką ir gaudyti.
Pirmas žuvis. Raudė. Nedidelė. Bėga. Dabar neblogas kūdimas buvo. Gal duot kukurūzą? Tai va, gaunasi tokia situacija buvo. Palikau meškerę, atsukau valą. Nu ir gaunasi, nuėjau pažiūrėti kitų vietų. Radom tokią potencialią lyno vietą, ten matėm burbulų strausą. Ir gaunasi, per tą laiką grįžtu, žiūriu plūdę nunešta gan kelis metrus į priekį. Buvau valą palikęs, kad jeigu ten kažkas didesnio pimtų. Tai, žodžiu, patikrinau, žuvis buvo užkibus, gan nemaža. Nežinau, ar lynas, ar gal lydeka netyčia kokia kaip paėmus buvo ir gaunasi traukė. Ir pavadėlis nutrūko, tai va nežinau, taip ir nepamačiau, kas ten buvo. Tai va tokia situacija. Bet einam, pabandysim, ten radom kitą tokią vietą. Tai potencialiai ten burbulus tokius strausai ir panašiai, tai ten pabandysim pažiūrėti kurį laiką. Tai kol esam čia, pabandysim čia, jeigu ką, sugrįšim čia, pabižduosim. Tai va, prieš einant į kitą vietą, parodysiu, ką pagavau, paleisim žuvį. Nuo 4 žuvys. Prisodės ir viena kuoja. O čia gaunasi, žiūriu, netoli plūdės, varausia tokius burbulus, tai čia gali būti kad lynas. Tai kol kas užmečiau pabandyti pasižiūrėti. Nedidelė kuoja. O dar viena kojytė. Nu, va, kaip atrodo nauja žvejybos vieta, čia kol kas pabandysiu. O draugas pagavo neblogą kojytę. Gali paleisti. Trauksi tą tinklelį, ar ne? Ne, džiovinsiu, žinai. Čia žiūrėk, tenais iššoko kažkas. Nudžiovint reikia. Well, let's I have a big fish. O pas mane didelė žuvis. Čia lydeka. O, kaip čia? Balas. Dabar matau, kur įplūdė yra. Tai va gaunasi plūdė, va žiūriu, bumt, iškilo.
Tai draugas davė voblerį, tai su vobleriu kažkaip tą valą užkabinau, bet tai žiūriu, čia irgi jau gaunasi galas nukastas, liktais dantukų žymės yra, tai turbūt lydeka buvo. Gal kai traukiau, jinai paėmė ir viską, bet pabėgo. Nu, kol kas 2 neblogos žuvis, bet pabėgo šiandien. Buvo nedidelė raudelė. Kažkas didesnio? Žinok, lydeka. Ne. Karpus. Šonu biškis kabinė. Jis dangaus. A ne, lydek. Lydek. Gaunasi, lydeka paėmė mano kojytę. Realiai kibo kojytė ir to pačiu lydeką pabėgė. Vis? O. Pažinot. O, blembai, tas žmogus. Va, vėl pabėgo lydeka, žodžiu. Tai nelabai ir pergyvenu, tai tikėtinas variantas. Žaidė, bet nepavyko. Nu, tokio dydžio buvo, nu, aš nežinau, gal apie kilogramą kažkas tokio. Gražiai. Čelina. Tau stabdis neveikia? Kaip gražiai. Traukia? Jo, kažkur
Bet čia tai lynas, tikrai. Trūksta žodžių. Va, vėl kibimas, gaunasi lygtais lynas, paėmė ir gaum nutraukia. Gražulis šiandienis. O nedidelė kojytė. Raudytė tai yra. Nu va, bičiuliai, gaunasi, atsitiko tokia problema, kad pilna kamera, nepratryniau failų. Ir vat neseniai vat video tiesiog išsijungė ir gaunasi pagavau lyną, tai va to parodysiu. Va, gražus lynukas. Reikia tautų giliai ir jas. Jo. Nors ne. Va, esi čia. Netoli. Dėk ant keliamo, jau. Reikia ant kilimo dėti? Ką? Ant kilimo reikia Jo. dėti? Dar čia kai ir gal galvą noriu. Ištraukti? Jo. Okay, I'll put for a moment. Vandenį. '50th bench of the day. Master rod catch. Yeah, smaller rods. Nedidelė raudelė. No, tai jau rada gražiai. Kum. O, ten. O, man tai. Dar viena raudelė. Jau žiūrėk, to pradeda po biškį jį. Manau, čia išyrų nėra, jeigu čia būtų... Airiai prasideda. Nefilmuota, nefilmuota. O, tenč. Oi, žiūrėk, tai tau rado. Nu, atėjo laikas barbekių išsikep. Draugas. Raudelę pagavo. 5 metrus. Dar viena raudelė. Va, kamerą išjungiau, kuris laikas ir va tokią jau raudelę pagavau. Nu, truputį didesnį. O, ai, čia mano. O, burbulai. Nu, tai va, gaunasi tenais dar žvėjoja porą žvėjų. Tai draugas matė, kai va, lyną kažkur apie 2,5 kilogramų pagavo. Kitam, kur tie du. O.
Va, kuoja papuolė. Tai va, draugai, parodys, ką mes čia pagavom. Lynukas ir kiek raudelių. Paleidžiam žuvį. Uhu. Nu tai, va, gaunasi, laidos žiūrovai. Šiandien kaip ir baigsiu jau laidą. Tiesiog dar vis dar ir kimba, pakimba tokius nedidelės tokios sprendinukės, va viena kita didesnė dar va papuola, va traudelė. Irgi nufotografavau vienoje vietoje, va, buvom pabandyti, va, keitėm vietas, nu, bet didelį efektą nedavė, reikėjo turbūt sėdėti vienoje vietoje ir viskas, nu, bet, kaip sakant, vienoje vietoje irgi, va, čia va, lynas, vieną ištraukau, vienas pabėgo, dar lydeką buvo paėmus, kitoje vietoje irgi, man atrodo, ten lydeka, ar lynas, nes taip nesupratau, buvo. Nu, bet žuklė visai tokia nebloga buvo, kaip sakant, man patiko. Žvėjai, taršalimas irgi tik tai vieną lyną pagavo, tai nepasakyčiau, kad ir jiems ten super sekėsi. Tai va, ten per du žvėjus vienas lynas, čia irgi vienas. Tai va, tai šiandien kaip ir viskas, nu ir iki susitikimo kitose laidose. Viso visiems. Čia gaunasi, sustojau porą minučių vat, prieš pačią pabaigą, tai va kokią raudę pavyko pagauti. So what a beautiful fish.